Upės Gaujos senvagėje, Siguldoje, kuri taip pat vadinama Latvijos Šveicarija, įsikūręs inovatyviausias radiochirurgijos centras Rytų Europoje, kuris užtikrina modernų, veiksmingą ir neskausmingą prostatos navikų gydymą. Andriui 60 metų. Patikrinant prostatos specifinio antigeno PSA kiekį kraujyje, buvo nustatyta diagnozė – prostatos vėžys. Jo gydymui buvo pasiūlyti 3 variantai – chirurginė operacija, stebėjimas arba radiochirurgija su CyberKnife M6. Pasikonsultavus su Siguldos ligoninės radiochirurgijos centro radiologu terapeutu Mariumi Mežeckiumi, prieš pasirenkant gydymo metodą, Andriui rekomendavo atlikti papildomą diagnostiką branduolinės medicinos centre Medvision. Ten, naudojant pozitronų emisijos ir kompiuterinės tomografijos technologiją su galiumi PSMA, buvo tiksliai nustatyta naviko stadija ir įvertinta ligos dinamika. Tyrimo metu be pagrindinio prostatos naviko Andriui buvo nustatytas recidyvas, 3 metastazės – dubenyje ir stubure, dėl ko atsirado poreikis keisti gydymo strategiją. Radiologas terapeutas Marius Mežeckis Andriui išaiškino PET tyrimo rezultatus. Nepaisant to, kad diagnozė yra sunki, Andriui buvo paskirta pradinė prostatos naviko ir rastų metastazijų radiochirurgija. Andrius buvo supažindintas su tolimesnė procedūros eiga. Atsižvelgus į tai, kad prostata dubenyje juda lygiųjų raumenų ir žarnyno veiklos įtakoje, prieš procedūrą reikalingas ypatingas pasiruošimas, nedidelių auksinių žymeklių arba sėklų, patalpinimas prostatoje ir užkrėstuose limfmazgiuose. Prostatoje arba netoli limfmazgių įduriama adata ir ten paliekami auksiniai žymekliai. Žymekliai reikalingi tam, kad radiochirurgijos procedūros metu įrenginys galėtų tiksliai taikyti spindulių pluoštą naviko panaikinimui. Po auksinių žymeklių patalpinimo Andrius vyko į kliniką Diamed. Ten jam buvo atlikti kompiuterinės tomografijos ir magnetinio rezonanso tyrimai, kurie reikalingi tolimesniam terapijos plano paruošimui. Tyrimai yra neskausmingi ir užima mažiau nei 2 valandas. Remiantis atvaizdais, radiologas kartu su medicinos fiziku sudaro radiochirurgijos procedūros planą, siekiant panaikinti naviką ir jo metastazes. Planas sudaromas maksimaliai saugant šalia esančius organus ir sveikus audinius, tačiau navikui taikoma naikinanti dozė. CyberKnife procedūros metu su jonizuojančiu spinduliavimu, pasižyminčiu didelę dozę ir tikslumu, įmanoma panaikinti naviko metastazes stubure ir naviko ląsteles tiek prostatoje, tiek užkrėstuose limfmazgiuose. Robotizuota ranka užtikrina spindulių pluošto tiekimą iki 1200 skirtingais kampais, be to atsižvelgiant į naviko poziciją likusio kūno atžvilgiu realiu laiku. Vienos procedūros metu naudojame vidutiniškai 250 spindulių ir jos trukmė 1 valanda. Dėl galimybės tiksliai panaikinti naviką, be to praktiškai netraumuojant prostatoje esančius už potenciją atsakingus nervus ir kraujagyslės, po radiochirurgijos operacijos dažniausiai įmanoma išsaugoti aukštos kokybės lytinį pajėgumą, kuris lytiškai aktyviems vyrams pilnai atsistato ir išsisaugo 80–85% atvejų. Radiochirurgijos atveju galimas nedidelis šalutinis poveikis, pavyzdžiui, deginimas šlapinimosi metu, kuris įprastai praeina po 1–2 mėnesių po terapijos. Mūsų svetainėje įmanoma nusiųsti nemokamą gydymo užklausą. Maloniai kviečiame.